Taigi labas vakaras, plibanai. Ištrauksiu šiandien nugalėtoją 11 ir bus baigtas konkursas, tiksliau jis pasibaigęs. Viso dalyvavo 93, tai čia jau yra rekordas. Taigi neteisingai spėja, daug kas rašė Mortal Kombat, Linė, Tomb Raider, Dragon Age, Darksideris, Yu-Gi-Oh, Final Fantasy, Super Mario ir ten daug kitų. Tai va. O visi parašėsi God of War. Tai žinokit, kad irgi parašyti neteisingai. Nes teisingas atsakymas jau vieną kartą jūs jį matėte, kas žiūrėjote. Parodysiu dar kartą. Štai. Nu, čia ne tas bosas, bet žaidimas tas. Monster Hunter. Taigi, štai taip atrodo ta statulėlė. Čia komisijos nariai. Labai karingai nusiteikę visi. Tai jo, komisijos pirmininkė irgi nusiteikus karingai. Čia, kad nesukčiaučiau, nes jei sukčiausiu, man taip gali atsitikti, galiu gulėti šalia, tai aš nesukčiausiu, man nebaisu. Tai va, kągi, reikia, čia taip nesimato. Štai, visi dalyviai, nežinau, čia vieną žodžią va. Visi, kurie teisingai sakėte, sudedam dabar jūs atgal puodą, legendinį puodą. Štai, jis dėjome. Oi, dar sudaužysim gerai. Traukime greitai vieną kokį nors. Kas čia? Dreikas 345. Štai laimi Dreikas 345. Štai Dreikas laimi šitą va prizą. Štai šitą prizą. Jame yra žaidimas originalus Monster Hunter Freedom. Tai va įrašytas ir galėsis tai žaisti. Tai va. Aišku, jis labai toks permatomas, plonas, kad nesulūžtų ir nesusiraižytų. Aš įdėsiu štai į tokią dėžutę, štai šitą dėžutę, įdėsiu čia jis įsideda. Ta dėžutę dar įdėsim dar į vieną dėžutę, štai tokią, pridėsim dar šitą, dar pridėsim šitą, kažko tamsiai labai, ir dar šitą. O, ir tą laidą irgi pridėsim. Tai jau. Sveikinu laimėtą dar kartą. Ką, viskas, lauksim kito konkurso. Turiu prizą, bet neturiu konkurso. Gerai, ate.